Kurios ambicija ir balsas nugalės. Pamatysime netrukus. Kova prasideda. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a sens. Désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous, de premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi, je crois que je le sais, mais c'est toujours La même fois, qui raconte. tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux en essayant de le faire. La pensée si tu le veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris. Fais-le pour nous, je t'en supplie. Je le promets, j'ai compris. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je crois que je la sais, mais c'est toujours La même fois, qui tu raconte. n'entends pas. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes Ou pas. Dis-moi l'endroit, je t'attendrai. Si tu viens pas, je t'attendrai. C'est belle. Je sais, je le ferai. Rempli d'espoir, je t'attendrai. Je t'aime. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, bien je le sais. Mais c'est toujours la même fin. Que recommence tout notre amour. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes ou Bravo, ladies. Labas. Na ką, Gabrielė? Oi, tu iššokai iš savo kėdės. Aš buvau iššokus nuo pradžių, taip. Labai džiaugiuosi. Gerai. Na ką, šeiminis pasidarimas, kol vyksta, keliaukime truputėlį. O ką ten kalbasi? Ką jūs tartis kažkam? Galite su mumis pasidalinti, ar ten asmeniniai dalykai? Jūs savo dar veikit, mes savo. Gerai, gerai, gerai. Jo, aš įsivaizduoju, o Gretinės namuose klausykime. Mes grįšim, įsivirsim kolduniukų, jo. Jo. Gerai, gerai, gerai. Nu, Rockera Bensas, kaip tau pasirodymas? Pasidalinsiu visais kaip klasiai. Ne, tai pasakyk, tai su visais pasidalink dabar. Ką, benukai, ten galės sėdim kažką šnapždamės, žinot? Viską suprantat, viską žinot, ar ne? Ne, kažkaip galvoju apie pasirodymą, kad taip jeigu paimčiau šitą pasirodymą išrašytą kaip scenarijų ant lapo, tai atrodytų kaip gera idėja,
bet kažkaip atrodo, kad neišsitransliavo iki galo ta idėja, bent jau man. Man šiek tiek gaila dėl Darin, kad jos pasirodymas man aklųjų gerokai geresnis buvo nei dabar, ką jinai čia parodė. Ir kažkaip užsigalvojau apie tai ir dainos eigoje iš vis pamečiau visą pasirodymą, nes ir tada grįžau pabaigoje, kai jau buvo iš vis labai viskas jau sudėtinga. Irgi toksai galvosūkio situacija šiek tiek, atrodo, kad reikėjo kažkokį rebusą išspręsti. Bet prisiminus praeitį ir galvojant apie ateitį, jeigu reikėtų rinktis, tai rinkčiausi Darin vis tiek. Ačiū labai tau, Benai. Norėčiau dar komentaro vieno iš Jessica, galime tavęs? Jo. Nu, nepaprastai sudėtinga daina, dar prancūziškai šito tikrai nesitikėjau. Tikrai labai įdomus sprendimas, bet pritariu Benui, kad gal ne visai išsitransliavęs taip puikiai, kaip norėtus. Man asmeniškai šį vakar Vita pastoviau skambėjo. Labai įspūdinga buvo išgirsti visą tą whistle, žvirbliuką Darin gale, bet visgi toks išlaikytas labiau, nuo pradžios iki galo pasirodymas buvo Vitos. Aš eičiau su jie. Jisai toksai saugesnis. Aš sutinku, kad galima būtų saugesnį variantą rinktis. Tai aš kažkaip sutinku ir ką Jessica sako iš tikrųjų. Nu, toksai mixed feelings labai. Pirma... Smart man. 13 metų santuokoje, tik taip. Ja. Sutik, su visko sutik. Tomai. Aš jaučiau, kad Vita labiau namie jautėsi šitoj dainoj. Man atrodo, gal apibendrinant tai, kad Darin geriau pasirodė per klasės, nes jinai savo temui buvo. Šiandien atrodo, kad tema buvo Vitos. Tikrai ir prancūzų kalba, kalbėjom apie Paryžių. Taip toliau labai labai tinka tavo tembrui, prancūzų kalba, tinka range'as tau. Tuo tarpu Darin lyg vijosi galetą ir tik tai paskutinės tos kažkokios aukštos natos leido atsivert. Tai aš eičiau su Vita. Ačiū labai, Frifinga. Gabrieliam, tikriausiai būtų labai smagu išgirsti ir tavo visą apibendrinimą, ar ne, ir galutinį sprendimą. Ir ilgas kelias buvo labai nueitas. Ir čia turbūt vienas tų duetų, kuris mažiausiai laiko praleido kartu. Nes mus skiria visa Europa, pusė Europos tarp jūsų, bet tiek Vita atvažinėdavo, atskrisdavo iš Paryžiaus, tiek Darin 5 valandas autobuse, išlipdavo vis tiek tokia gražuolė iš autobuso iš Rygos ir ateidavo repetuoti. Ir buvo įdomu matyti, kaip jos staigiai, operatyviai, kaip visiškas profesionalės pradeda atrakinėti dainą, kaip kokie chirurgai prie gatvėje nukritusio žmogaus ir staiga pradeda žino viską, ką daryti. Ir jos per 20 minučių spėdavo iš nieko padaryti jau labai daug. Ir taip vis po truputėlį į priekį. Ir aš sutinku, kad šitoj dainoj Vita jaučiasi komfortiškai, ypač jau tai, kad prancūzų kalba ją yra laisva. Bet pagarba Darin už tai, kad jinai mokėsi prancūzų, kad jinai nepaprieštaravo, nei miktelėjo prieš tą dainą. Ir aš norėjau ir skatinau ją savo tokį gražų keistumą laisvinti net ir tradiciškai skambančioj dainoj. Ir sutinku, kad Vita yra toks patikimas, va taip pakvietė ir ateis, ir sudainuos, ir bus tokia solidi šventė prie vyno taurės, atsirėmus krėslę. Ir tai yra labai graži kokybė. O Darin, jinai turi tokį nenuspėjamumą, kad jinai man šiek tiek net neprimena šitos žemės gyventoją. Šiandien jinai apsirengus kaip grožio konkurse ir tokias patalpinusiai savai tokį gražuolės trafaretą, bet jinai yra žymiai daugiau negu šitas įvaizdis parodo. Ir aš manau, kad mes dar tiek daug turim ką parodyti, todėl į priekį eisiu su Darin. Finalinis verdiktas buvo toks. Pabandėm su Darin įžengti į tokį gal tradiciškesnį pasaulį ir pažiūrėti, kaip ten jai sekasi žaisti. Ir kažkaip šiandien žiūrėdama ją supratau, kad nei velnė, nei nėra kitų taisyklių kažkokių žaidėjų ir ją reikia kuo greičiau statyti ten, iš kur jinai ateina ir leisti ją išdėti ir nukautuoti visus. I'm overfilled with emotions now and I need to process it because it was very challenging for the both of us.
Noriu tik tai trumpai priminti, kad yra galimybė dar vagystėms. Jie turi ir Gabrielę, dėja šiandien gali vogti, Mantas ir Jessica Šai. Tai tavo atsisveikinimo žodis. Aš labai norėčiau padėkoti projektui Balsas, Lietuvos balsas, kurio dėka tėvai mane dažniau matė dabar. Šiaip jie mane mato du kartus per metus, dabar jie mane matė 5 kartus per mėnesį. Labai labai ačiū už šią galimybę save atrasti, truputėlį save papurtyti. Labai dėkoju šią galimybę, gaila, kad negalėjau savęs daugiau papurtyti, labai norėjau dar daugiau pabandyti skirtingų žanrų. Aš buvau užsibrėžus, jeigu Gabrielė atsisuks, dirbti su Gabrielė, nes aš nuėjau specialiai, nusipirkau paskutinį biletą į jos koncertą Karalių rūmuose, paskutinį fiziškai, paskutinį, kai paspaudžiau, buvo išpirkta. Labai labai ačiū. Ačiū Jums labai. Tikiuosi, matomės ne paskutinį kartą, ponios ir ponai, išlydėkite Ačiū, karštais viso gero. audringais aplodismentais. Ačiū labai. Nespėjai pamatyti visų pasirodymų? Nenusimink. Visus jos rasi Lietuvos balso YouTube kanale.